Sveiki visi, mes Panemunėje rajone, kuriame ir baigsime savo antrąjį sezoną. Paskutinė mūsų laida ir simboliškai jinai prasideda šalia upelio, kaip ir laiko tėkmė, greitai prabėga šitas laikas antrojo sezono. Esame prie Semenos upės, prie upės, kuri yra šito miestelio pagrindinė upė, jeigu Nemuno neskaičiuosime. Kažkada esu pasakojęs, kad Semenos upelis ir buvo tas upelis, kuris davęs pavadinimą šitą miestelį, Semenavo kažkada vadinosi šitą teritoriją. Ir šiandieną noriu visus pakviesti į objektą, kuris yra priešais bažnyčią Panemunės. Tai yra vieta, kur yra bendruomenės centras, kinas. Laidą pradėjome Staugaičio gatvėje, vasario 16 akto signataro vardo gatvė, ir ne veltui pavadinta Panemunėje buvo ta gatvelė su upeliais, todėl kad šios bažnyčios klebonas buvo Justinas Staugaitis, vasario 16 akto signataras, dirbęs čia nuo 1916 iki 1926 metų ir iš čia išvykęs į Vilnių pasirašyti vasario 16 aktą. Mes prieėmė prie pastato, kurį šiandieną lankysime. Tai 1930 metais pastatytas statinys, skirtas mokyklai pačiai. Ir istoriją mes papasakosime jau įėję į vidų, bet išorėje pastato jūs galite pamatyti Mikės Pūkuotuko filosofiją. Kiekvienas gali išsirinkti savo tinkamą sakinį, tinkamą mintį ir pritaikyti savo. Kai tik tave pamačiau, iš karto supratau, kad mūsų laukia nuotykiai. Tai taip atsitiko ir man, kai sutikau šitą puikią mūsų filmavimo komandą. Visi, einame į vidų pasižiūrėti. Štai mes jau viduje. Ir mums pasitinka šitų namų šeimininkas, siela dvasia Giedrius Bučas. Labas. Adamkaus premijos laureatas už visą veiklą. Tai šiandieną mes dėkingi esame, kad leisi mums apžiūrėti savo plotus prižiūrimus ir papasakosi apie statinį, tai kas vyko kažkada, tai kas vyksta dabar ir tai kas bus ateityje. Taip, 100 metų namukui ir gal dar 100 irgi bus. Einam, pažiūrėsim tą 100 metį. Einam. Mes esame prieangyje šito namo atstatyto 1930 metais. Ir anksčiau čia turbūt skambėjo skambutis. Greičiausiai taip, ir čia yra lauko duris, buvo lauko duris, nes tas prieangis, vatanas, kur susitikom, tai tenais pastatytas sovietmečiu yra. Ir ten buvo suformuotos bilietų kasos. Buvo 2 įėjimai, per vidurį tokios kabinos padarytos su langeliais, buvo bilietų kasos, kadangi tai buvo sovietmečiu kaip kultūros centras ir buvo kino teatras. Supratau. O čia yra autentiškos jos, čia tik tais aš jas šiek tiek patvarkiau, perdažiau, čia kažkokių dekoracijų užpaišė Aušra, tokia mūsų kolegė menininkė. Ir autentiškos duris. Ir anksčiau šitas duris varstė 1-4 klasių, nežinau, kaip jau turbūt moksleiviai. Bet kas įdomiausia, kad tai buvo iš Pažaislio vienuolyno. Vienuolės, kurios ir parodė turbūt iniciatyvą šitą vietą. Jos 30 metais įkūrė tą pradinę mokyklą, o dėl statybos, pagal dokumentus, namas 30 statybos. Bet tvarkant ant laiptų pakopos, apatiniai pusėje laiptų pakopos radom metus 1925 ir meistro vardas pavardė buvo. Tai reiškia, statomas galėjo būti beveik 5 metus? Taip, arba pastatytas ir neįregistruotas, matyt, tais laikais neskubėdavo gal įregistruoti. Bet 30 metais jau vienuolis įkūrė mokyklą. Tai dabar čia mes turim dirbtuvės. Ir nemenkos patalpos, jeigu taip gerai įvertinus. Ir aukštos lubos, tas kas būdinga yra. Taip, tai čia pakankamai aukštos, salė dar aukštesnės yra lubos. Tai ir duris va kokio aukščio, irgi jos autentiškos, šitos visos išlikės, sakykime, duris, kai kur ten salės duris pakeistos, jau matė sovietmečio, bet va duris aukštos, lubos aukštos, krosnis, šitam name dabar yra 8 krosnis, 7 veikiančios. O dabar čia yra bendruomeninės dirbtuvės, tai jų idėja yra žmonės, kurie
norėtų, kad nori susitvarkyti, susiremontuoti, prikelt antram gyvenimui, jie tiesiog čia ateina, naudojasi įrankiais, darbo vieta, kažkiek tai ten, sakykime, kažkokių medvarštukų, dar kažkokių detalių, ten lentelė kokią nors ten. Tai reiškia, jeigu aš esu Panemunės gyventojas? Nebūtinai. Gerai, galima ir iš Vilniaus atvažiuoti. Atvažiuosi iš Vilniaus, užeiti čia, susitart su jumis ir galiu meistrauti. Taip, ir galima meistrauti. Čia buvo kita klasė. Dabar vėlgi čia yra rankdarbių dirbtuvėlės, tokias jau smulkesniem darbam daryti, kažkokia, tai sakykime, ten vyksta lino raižinio dirbtuvės. Mūsų principas yra sutvarkyti ir kad kažkas ateitų čia daryti. Nes, sakykime, patiems suorganizuoti viską yra, pakankamai daug reikalų, bet tikslas yra paruošti patalpas, kad būtų šiltos, tvarkingos, sakykime, kažkokia infrastruktūra, sudėlioti valentynos, ten dėžutės, dar kažkas šildytuvai, kad galėtų, kas norėtų kažkokius užsiėmimus pravedinėti žmonėm. Tai tikslas yra toksai. Čia buvo biblioteka. Šitoje vietoje biblioteka. Sovietmečių, reiškia, ten 60 kažkelintais metais atsidarė biblioteka, Daiva, dabartinė irgi bibliotekos vedėja, jinai čia nuo kažkelintų metų pradėjo dirbti ir biblioteka čia buvo maždaug dar prieš kokius 8-9 metus. Ir dabar šitam koridoriui tiesiog yra tokia kaip atiduotuvė, čia mūsų seniūnaitės Aušros sugalvota iniciatyva. Žmonės gali atnešti kažkokius savo, sakykime, pagrindę rūbai, kažkokius daiktelius, o kiti, kam reikia, ateiti pasimti. Tai toks yra atiduotuvė, mainytuvė, tai trečiadieniais vyksta, tai čia būna pakankamai didelis toksai, kaip sakant, srautas žmonių. Va. Na ir didžioji klasė. Einam pasižiūrėsim. Pastatas tikrai nebuvo statytas mokyklai. Nežinom, nieks nežino kol kas jo pastatymo, kodėl bažnyčiai reikėjo šito pastato ir kas jame buvo. Nes tikrai ne kino teatrui statytas. Ne, tikrai ne kino teatrui, nes daug nepritaikytų. Ta prasme, čia irgi buvo langai, viršui langeliai, taip kaip koridorių langeliai, viršui čia irgi buvo langeliai. Jie užtaisyti tam, kad šviesos nebūtų. Tikrai nebuvo kino teatrui ir ne mokyklai. Bet čia mokykla, kai buvo, tas, sakėm, 3-4 klasės buvo perskirta, kaip pasakoja kažkada. Taip, perskirta, tai buvo parašyta, kad perskirta buvo lentomis, mokyklinėmis lentomis. Ir paskui tada, jeigu būdavo koks renginys, lentas išneždavo, suolus išneždavo kažkur, nežinau kur, kaip, ir tada vykdavo renginys. Nes scena matosi, kad buvo jau suformuota iš karto statant, bet antram aukšte yra 2 butai. Tai tikrai, ką žinom, kad vienam iš butų gyveno kultūros centro direktorius, o kitam bute gyveno ūkvedys su šeima. Ir šiuo metu kas tose butose? Tai einam pažiūrėsim. Einam pasižiūrėsim. Mes šiek tiek šitą erdvę, sakykime, sumoderninom, čia šviestuvai pasikabino, tokie jau modernus, krosnelė pasistatė. Ir aišku, duris irgi reikėjo keisti, nes buvo irgi panašios duris, va šitos, kaip šitos sovietmečio, reiškia, tokios. Tai aš šitas duris parsivežiau iš kito namo Žaliakalnį, kur irgi griovė ir atidavinėjo ten dalykus. Tai aš parvežiau 3 duris, tai netgi su smetoninėm rankenom, smetoninės spynos ir čia puikiai tiko. Ir mes čia formavom tualetas ir dušas, kad būtų atskirai. Tai irgi reikėjo dar durų, tai 3 duris man čia kaip tik. Iš Žaliakalnio atvažiavo ir tos duris? Jo. O čia dabar šiuo metu gali apsinakvindinti piligrimai. Jie ateina, turi atitinkamą ten, sakykime, QR kodą, susigeneruoja elektroninį įėjimą, susimoka pinigėlius. Ir yra čiužiniai, visa instrukcija, kur kas, parašyta miegamasis čiužiniai, pasiema čiužinį, pasikloja ir gali miegoti. Tai piligrimai čia neseina kamino kelias ir eina pro Panemunę kamino kelias. Čia eina per šitą gatvę. Iš Pažaislio praeina pro čia ir tada pro bažnyčią į viršų jau tada tenais link Krokų. Dar vienas aukštas. Ir čia reiškiasi, jau čia toks kaip ne aukštas, bet reiškiasi tokia erdvė, kur... Senobinė. Tai čia kol kas mes nieko labai netvarkom taip stipriai. Truputį nejaukiai jaučiuosi, Giedriau, nes atrodo, kad pasvyrė šitoje vietoje. Tai čia ir yra pasvyrė. O pasvirimas, kadangi yra salės lubos, gegnės
ilgos, o čia yra krosnis ten pastatyta ir ta krosnis turi tą svorį, kuris vat, nuspaudžia. Ir dar vienas butas. Tai... Na, čia tikrai darželis turėjo būti šitoje pusėje. O čia vat šita krosnis, jinai ir spaudžia visą, sakykime, tas grindis ir tos vat lubos ten įlinkia ir todėl čia tokie pakrypimai yra. Tai šiuo metu laikinai gyvenu aš čia. Tai va čia toks šiek tiek toks patvarkytas, paruoštas gyvenimui, bet kai bus hostelis, tai tiesiog tada galės žmonės gyventi. Ačiū už šitą grožį kūrimą ir ačiū, kad mus įsileidė į vidų visą laiką tiek su grupė, tiek su filmavimo komanda atėjusi, o mes keliaujame toliau. Užeikite dažniau, kai Ačiū, bus Giedriau. ekskursijos. Ačiū. Dėkui labai. Mes esame lauke ir esame prie simbolinio užrašo, kaip ir minėjau, Mikos Pūkuotuko filosofija visur užrašyta. Ir vienas man yra labai įstrigęs. Neįmanoma sužinoti apie čiaudėjimą, jeigu niekas nečiaudia. Aš perfrazuosiu kitaip. Neįmanoma sužinoti apie Kauną, jeigu niekas jums jo nepasakoja ir neparodo. Čia buvo Kauno detalių 2 sezonas. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir aš labai tikiuosi, kad mes susitiksime dar ateityje, nes Kauno miestas tikrai turi jums ką parodyti. Iki.